visiškai nesudėtinga mano manimu. Net aš supratau, ką nupiešiau. Taip žiūrėjau ir pravažiuočiau turbūt. Vieną kartą praėjęs, pravažiuočiau atsiminęs, nepasiklyščiau. Ar buvo gal kokių neiškumų, paklausiu. Ar nedrįstat kalbėti? Gerai, tai va, pradedam nuo to, kad tai yra aikštelė ir dabar pradedam nuo to, kad aikštelė iš kuoliukų, piškių, nelietuviškai arba lietuviškai kūginių gairelių įdėta trasa. Kiekvienas turite schemudę, taip važiuoti teisingai. Tiesiog visi važiuojam pagal starto numerius, kur aš jūs daviau nuo 1 iki 35, išskyrus 12 numerio, nežinau, bet gal atvažiuos, gal spės atvažiuot, gal ir atvažiavo, nežinau. Turėtų būti visi, nebus jokių tarpų. Jeigu bus teisėjas, jūs pastato į starto poziciją, jūs pasiruošėt ramiai, pakelia vėliavėlę, tada jūs turite teisę pradėti važiuoti trasoje. Kuomet kirsite šitą liniją, mūsų šitą nuostabioji laiko matavimo įranga, kurios mums taip trūko 3 metus, pradės skaičiuoti jūsų laiką. Aišku, mes chronometru dar spausim, dubliuosim, nes jinai nėra visiškai tobula, kartais pastringa. Technika yra technika, bet per varžybas 2-3 kartus atsitinka. Taip, jeigu sutrinka įranga ir jūs nesutinkat su parodymais, galit laisvai pervažiuoti trasą, mes leidžiam. Bet jeigu jūs prieš tai važiuodami nuvertėt kuoliuką, pračiuožėt bazę ar ten kažką padarėt, mes tas baudas pridėsim prie to pakartojimo važiavimo. A kiek kartų galim pakartot? Aš vienas galiu važinėti visą dieną. Įranga. Jeigu galų gale visai neveiks, tada tuos senuoju patikimų būdus skaičiuosime spausdami rankomis. Gerai, kas dar mane domina? Šį kartą leisim važiuoti automobilyje su savo komandos poreikiu. Reikia patraukti rankinį, jis taip iš logo paima vairą, tada traukia rankinį su kita ranka. Ir, pasakysiu, duoda visiems į kaulus. Ne visada, nes mes aišku išauklėjom savo kitus lyderius, kur kartais Alfredui duodavo į kaulus. Alfredas visas drebėdavo, bet, gerai, reikia užleisti ir jaunai kartai duot pasireikšti ir taip toliau. Matau antrą papuoštą mašiną. Nežinau, ar mašina. Renault, sakykime. Neįsižeiskit, gerai, šiandien gera nuotaika ir taip toliau. Dalyvių mažai greit baigsim. Ką dar noriu pasakyti? Ratai pravažiuoja, bet galinė jų neturi pravažiuoti. Kadangi tokios žiemos sąlygos, mes negalime grįžti šios linijos, todėl irgi vertinsim labai taip dalyvio naudą, sakykime. Kas kiek duos? Sakysim, kad vaizdžiai pradžiame, tai uždėsim tas 5 sekundės baudos už nevykdytą bazę. Jeigu taip atribos dalyvio naudai, sakykime, nieko nebuvo, sustoja tvarkingai. Jeigu visai net nesustosite, nuvažiuosite, 15 sekundžių baudos. Aha. Ar yra kas pirmą kartą važiuoja? Kažkokiais žodžiais, kad suprastų. Nes kol kas komandos nesudarė jokios porininkės. Turim 3 nuostabios tokios statulas. Ne vyrai. Šalmas vairas. Ir kurias norėtumėm įteikti, bet gaila nėra kam. Gal jūs, tarkim, per pirmą važiavimą aš leisiu registruoti komandas. Tarkim, Natalija, ar ne? Ir Lina, kiek žinau, jos važiuoja komandose vyras su mergina, bet jos abidvi gali padaryti stiprią feminiščių komandą. 3 gali daryti? 3? Grupinį jau. Ne Valentino. Tada darysim ten kokios kitokios pakraipos. Nešiuolaikiškas žmogus. Ir 5 galėsim, svingerių slalom. Dabar apsiribokim pradžiai, apšilkim po 2. Tai va, pavyzdžiui, dar ten, nežinau, labai neatsimenu kitų vardų merginų, bet jeigu jūs dažniau dalyvautų, aš atsiminčiau. Tai irgi galite atėjti, tu gerai važiuoji, gal padarom komandą, ne? Jau 2 komandos. Ir visi bus apdovanoti. Ir dar jeigu 3 pasidaro, ar ne, tai jau man to prizo 3 nelieka, ar ne, aš garbingai perleidžiu
trečiai komandai, kuri ten pagal laikus laimi. Jeigu atsirastų ketvirta, jau vyktų kova, jau aš. Žinot, kai moteris kovoja. Nežinot, tai aš manau, kad mes pamatysim, nes jos tikrai susikūrė. Kažkaip ir mašinos gaila jau. Sudaryt paprastą, jūs jeigu sugalvojat, ateinat pas mane, sakot, Natalija, Lina, mes norim padaryti merginų komandą. Jums kainuoja po 10 litų komandos sudarymas. Ir aš užregistruoju ir jūsų geriausius tų pravažiavimų laikus sudedu ir gaunu laiką. Jūs kiekvienas dalyvis, galim sakyti, važiuoti už vyrų klasę ir už merginų klasę. Jūs laimėsit ir vyrų klasę, jeigu jūs važiuot komandą, jūs ir vyrų komandą laimėsit. Ir jeigu kas dar neaišku, aš galiu ką nors pasakyti, ar jums atsibodavo klausyti. Norim užregistruoti. Ne, ir šiandien su registracija ir taip ilgai užtrukom, nes daug neatvažiavo, daug atvažiavo. O, geras oras, norim dalyvauti. Aišku, džiugu, kad yra tokių visą laiką. Jų visada atsiranda. Dėl komandą, sakau, leisim visą tą pirmą važiavimą, kuris greitai baigsis, sakysiu, registruoti. Gerai, aš gal kažko